Po maždaug metų svarstymų Seimas pritarė ilginti pensinį amžių. Dabar į pensiją išeisime sulaukę 65 metų tiek vyrai, tiek moteris. O ką apie tai mano raseiniški? Ar tai teisinga? Mes apie tai jų ir paklausime. Nu, blogai. Blogai? Prastai, kadangi mes tos pensijos galime ir nesulaukti. Blogai. Jau taip darbo nėra, sveikatos žmonėms nėra, jau sakyčiau, kad labai blogai. O kad moteriškis išeis 65? Tai išvis blogai. Jau taip moteris sunkiai dirba, vaikus augina, ką tu galvoji. Aš sakyčiau, kad labai blogai. Tai sakot, nesulauksim? Ne. Tikriausiai, kad mes nesulauksim. Kad jie pailgino, tai aišku, kaip pasakius, pensijinių, žinokit, žmonių dabar daugiau Lietuvoje negu kad jaunų žmonių. O kad jie pailgina tą amžių pensinį tam, kad jiems patiems naudingiau būtų, kad mažiau reikėtų tų pensijų mokėti, kad galbūt, kad žmogus dirbtų tol, kol jis gali. Nu, kol paina. A kai jau nebepais, tai jis paskiau niekar. Paprasčiausiai jie daro tai, kas jiems yra naudinga. Blogai, žinoma. Blogai? Taip. Ar sulauksim? Nežinau, kaip Dievas duos. Nu, negerai, nes dabar žmonės nežino, kaip niekas į darbą nenori, kaip tik aš irgi dirbu buhalterė privačioje įmonėje, niekas jau nenori tokio amžiaus žmonių priimti. Ir kaip tam žmogui įsilaikyti, tai yra aišku, kad yra neteisinga. Reiktų kažkaip sudaryti jauniems žmonėms daugiau dirbti. O ir tada, kad uždirbtų tai sodrai tos pinigus ir panašiai, o čia tai tikrai tas yra blamai, sakau, darbdaviai irgi taip žiūri, kad nėra prasmės, jau žmogus yra ne tų gabumų, ne tų sugebėjimų dirbti, atlikti tam tikrą darbą. Tai tokia nuomonė. Jiem gali teisinga, mums tai netikra. Ačiū. Aišku, kad blogai, nereikia jie ilginti. Blogai. Žmogus nesulauks, kaip sakant, pensijos ir ko jis pakratysi. Nieko gero. Blogai, labai blogai. Valdžia girdi, plėšia savo pinigus, o mums girdi vagystė. Tik tai tam Lietuvoje. Tai nedaug dievė. Galėtų pensininkus taip nuimti pensijas, galėtų ir negražinti. Tai jie lauk, kol numirs žmogus, tai yra baisu. Tai yra kažkas baisaus. Tai negalima šitaip. Negi lauk žmogaus mirties nuėmus pensiją ir kad jiems negražinti, kaip Kubilius pasakė. Atseit, kiti numirs, kiti gims. Žinokit, per televizorių, kai aš girsiu tokius žodžius, labai skausmingai sureaguoju. Tai sakot, ir nesulauksim? Taip. Tai katras ligonis serga, gali nesulaukti, žinokit. O gali sulauksime, tikėkimės. Blogai vertinu. Tai labai daug numirs žmonių, kol sulauks pensijos. Mūsų, kaip sakant, gyvenimo amžius yra trumpesnis skaitomas, o čia jeigu dabar pailgina 65, įdomu, kur žmonės darbo ras. Dabar tai jaunimas darbo neranda, o tas būsimasis pensininkas, jis darbo ras. Rimtai pagalvokit. Tai dar suvienodino moteriškis ir vyriškiai išeis? Žinau, bet tai kur darbą dabar jau virš 50 metų nepriima į darbas, kad darbdavys ieško jaunesnius, kad kur tas senis dings. Gerai, jeigu kontoroje sėdės kitos žmogus ir turi gerą kėdės, kad buhalteris ar dar kas nors, gal sėdėti ir iki 70 metų, jeigu galės atsidėti. O jeigu darbininkas, kur arė tos griuvius, tai jis datrauks iki... Turbūt, kad ne. Tai va. Labai blogai, jau čia nesąmonės, jau turbūt žmonės streikuos, tikrai. Sukil žmonės, kad tokius neteisingus įstatymus leidžia. Jau čia tegul biškį pagalvoti reikia. Nu. Ir mes ką uždirbam rusų laikais, dabar tas Rupūžio Kubilis iš mūsų atskaita. Paskutinį kasnį, o ant vaistų, ant visko reikia. Parazitai jie ten, jūs reikia iššaudyti mažai visus. Jeigu jie ten susėdži Rupūžės visi, atein čia griovis pakasti, o tai pamatys, ką reiškia biednam žmogui.
Jie griovius, juos reikia ne ten Seime, o čia griovius duot kasti jiem. Tai jie tada žinos. Nu, nežinau, čia jiems spręsti. Nu, kaip pasakyti, gal ir gerai. Kad išeisime, kad dirbsime ilgiau? Iš vienos pusės gal ir gerai, iš kitos nelabai. Bet ar sulauksime? Netikiu. Porą žodžių. Hey,